Labas vakaras TV3 televizijos žiūrovai, sveiki gyvi sugrįžę į Kauno Žalgirio areną. Čia netrukus Lietuvos rinktinės antrosios draugiškos rungtynės, kontrolinės rungtynės su Graikijos komanda ir sugrįžtame į Kauno Žalgirio areną praktiškai po 8 mėnesių pertraukos, kuomet čia taip pat žaidėme paskutinį mačą Europos vyrų krepšinio čempionate su Graikijos komanda ir tuomet mes buvome stipresni. Sugebėję iškovoti 5-ąją vietą, palikę graikus 6-oje, bet kokiu atveju to karto rungtynės irgi buvo turbūt labiau dėl formalumo. Abidvi komandos pateko į tą papildomą olimpinį atrankos turnyrą ir abidvi komandos čia Lietuvoje rengėsi kovai Venesueloje. Tai yra paskutinysis Lietuvos rinktinės mačas Lietuvoje, o vėliau jau kitą savaitę, berods trečiadienį, ketvirtadienį Lietuvos rinktinė jau išvyksta į Jungtines Amerikos valstijas ir daugiau iki pat turnyro Venesueloje, Lietuvoje rungtynių neišvysime. Dėl to šis vakaras yra puikia proga dar kartelį pasižiūrėti ir mums, ir aišku, Kęstučiui Kemzūrai į tuos krepšininkus, kuriuos vešis į Jungtines Amerikos valstijas. Jau dabar yra aišku, kad po šio vakaro rungtynių bent 2 krepšininkai liks už rinktinės borto. Niekam nepaslaptis, kad jau baigėsi po truputėlį čempionatai Italijoje ir Ispanijoje. Ispanijoje jau baigėsi. Martynas Pocius kartu su Madrido Real komanda nesugebėjo iškovoti čempionų titulo, bet kaip ten bebūtų, Martynas grįžta atgal į Lietuvą. Jis prisijungs prie kandidatų į nacionalinę rinktinę. Ir mes, aišku, lauksime dar Rimanto Kaukėno ir Jono Mačiulio. Jie grūmėsi dar Italijos krepšinio lygos finale. Ten taip pat grūmėsi ir keletas Graikijos rinktinės krepšininkų, kurie negali padėti komandai. Čia jūsų ekranuose šio vakaro startinis Lietuvos rinktinės penketukas: Mantas Kalnietis, Adas Juškevičius, Linas Kleiza, Robertas Ivtokas ir Mindaugas Kuzminskas. O Graikijos rinktinė negali padėti Nikolajus Zysis. Verčiasi be Antonijo Focio ir Janio Barusio. Focis ir Barusis atstovauja Emporio Armani komandai, tuo tarpu Zysis kartu su Kaukėnu ir Mačiuliu gina sienos Montepaschi garbę. Apie tai kalbėjo ir Ilijas Zurosas, buvęs Kauno Žalgirio vyriausiasis treneris, atvykęs čia į Lietuvą, kad be tų keletos svarbiausių krepšininkų pasirinkimo laikotarpis bus sudėtingas, tačiau yra kaip yra. Graikijos rinktinė vakar sugebėjo palaužti Rusijos krepšininkus 66-63. Priminsiu, kad Rusijos komanda sugebėjo įveikti Makedoniją, kuri vakar nuskriaudė Lietuvos rinktinę. Bet nuskriaudė tik tai kalbant apie rezultatą. Manau, kad rungtynės buvo dėkingos Kęstučiui Kemzūrai. Jis apie tai kalbėjo po rungtynių spaudos konferencijoje, kad buvo puikus šansas pasižiūrėti į jaunesnius komandos žaidėjus, pretendentus į rinktinę, pasižiūrėti į tam tikras situacijas, kai mes pirmaujame arba atsilikinėjame, kaip vieni arba kiti žaidėjai reaguoja, plus išsibandyti tam tikras sumanimus, kurie bus rengiami, aišku, olimpiniam atrankos turnyrui. Šį vakarą ant suolo yra paliktas Simas Jasaitis, prie jo taip pat sėdi šiandieną Šarūnas Jasikevičius, jis vėliausiai prisijungė prie nacionalinės rinktinės ir jam yra suteikta šiek tiek papildomo poilsio. Graikijos rinktinėje taip nėra. Čia netrūksta žaidėjų iš Pirėjo Olympiakos komandos, netrūksta krepšininkų iš Atėnų Panathinaikos. Jie žaidžia Graikijos rinktinėje ir pagrindiniai lyderiai be tų krepšininkų, kurių nėra, be jokios abejonės. Šį vakarą turėtų būti Vasilis Panulis, Eurolygos čempionas, žibėjęs Eurolygos finale, žibėjęs visą sezoną Olympiakos komandoje, rinkęs po 17 taškų. Jam šiandieną turėtų talkinti jo komandos draugas Georgis Printezis. Praktiškai, jeigu žvelgiant į Eurolygos finalą, tai didvyris pataikęs svarbiausią metimą tos dienos rungtynėse. Bet netrūksta čia ir Atėnų Panathinaikos krepšininkų ir apie juos turbūt galima kalbėti. Kostas Kaimakoglų, Nikas Kalatis, tai yra taip pat tie krepšininkai, kurie bent jau šio pasirinkimo laikotarpio metu turėtų tempti komandą į priekį. Robertas Ivtokas nežaidė vakar, jis atidaro rungtynių sąskaitą su Graikija šios dienos rungtynėse.
O čia Kostai Kaimakoglu išmušamas kamuolys iš rankų ir jis aikštę paliko nuo Lino Kleizos. Taip nusprendžia vienas iš rungtynių arbitrų. Kamuolys grąžinamas Graikijos rinktinei, jai dar 10 sekundžių. Kaimakoglu Mavroidžiui arčiau krepšio ir pastarasis išleidžia kamuolį už užgalinės linijos. Pasakiau Lietuvos startinį penketuką, galima pakalbėti ir apie Graikijos komandą. Vangelis Mansaris, Mikalis Bramos, Kostas Papanikolau, Kostas Kaimakoglu ir Demetris Mavroidis. Nepavyks užpulti Lietuvos rinktiniai. Graikų atsakymas. Kaimakoglu prieš Liną Kleizą. Nepavyksta įveikti kibios Lino gynybos. Vakar Linas Kleiza buvo rezultatyviausias rungtynėse su makedonais. 19 taškų, 10 atkovotų kamuolių, tačiau ir pats žaidėjas ir tie, kas stebėjote rungtynės, turbūt puikiai matėte, jog ne tik tai Linas, bet ir visa rinktinė labai prastai atakavo krepšį. Pataikymo procentas tiek iš toli, tiek iš dvitaškio zonos buvo labai prastas, o štai tokių epizodų netrūko ir vakar. Tiesa, tandemas buvo Kalnietis su Valančiūnu. Čia šį kartą Robertas Jevtokas pakimba virš graikų krepšio. 4-0. Tokia Lietuvos rinktinės pradžia. Robertui Jevtokui traukiant rinktinę į priekį. Po krepšiu sugeba panerti ir pelnyti 2 taškus Papanikolau. Maža to dar su Roberto Jevtoko pražanga pasižymi Papanikolau. Ir tai yra pirmoji Roberto pražanga šį vakarą. Kostas Papanikolau. Dar vienas Eurolygos čempionas. Reguliarusis sezonas jam nebuvo sėkmingas. Po 6 taškus rinko šis krepšininkas, tačiau finale su Maskvos CSKA komanda sugebėjo surinkti 18 taškų. Ir kai krepšininkas tokiose svarbiose rungtynėse žaidžia štai taip, mažų mažiausiai būti pretendentu Graikijos rinktinėje jis yra vertas. Linas Kleiza gerokai anksčiau atidaro kitą negu dvikovoje su makedonais. Kaimakoglu dvigubinama gynyba prieš jį ir už nugaros yra paliktas Mavroidis ir Linas Kleiza dabar priekaištauja. Šiek tiek priekaištauja, aišku, gražioje formoje Robertui Jevtokui, kad be reikalo jis dabar atėjo į pagalbą, uždarydamas Mavroidį ir Kaimakoglu iš tikrųjų galima matyti, jog Linas kontroliavo ten situaciją. Tuo tarpu Mavroidis liko niekieno nedengiamas ir lengvi taškai su pražanga. Antras epizodas iš eilės, kada sugeba 2+1 surinkti vienos atakos metu. Graikijos rinktinės krepšininkai 6-6. Apie prastą gynybą kalbėjo Kęstutis Kemzūra ir didžiausias akcentas po vakar dienos rungtynių buvo dedamas būtent ant gynybos. Linas Kleiza akcentavo tai, kad ką mes matėme, tai kad negalima leisti varžovams taip lengvai žaisti 2-2. Ir kad labai dažnai tas ėjimas į pagalbą komandos draugų Lietuvos rinktinėje visiškai neduoda jokios naudos. Pražanga prieš Liną Kleizą, jis prie baudų metimo linijos. Po pertraukos sugrįžęs į Lietuvos rinktinę, Linas Kleiza vakar ketvirtajame kėlinyje pademonstravo, kad potencialo žaisti taip, kaip žaidė iki traumos, jis tikrai turi. Ir atmetas tą vieną niuansą, kad norėjosi vakar pergalės, tačiau nežinau, potencialo, man atrodo, ši rinktinė tikrai turi. Tiesiog reikia šiek tiek laiko ir dar turbūt keletos krepšininkų, kurie kol kas negali padėti šiai komandai. Kaimakoglu. Papanikolau šokdina Robertą Jevtoką ir nesėkmingas jo reidas po krepšiu, tačiau trečią kartą iš eilės varžovai pelno taškus su pražanga. 8-8. Prie baudų metimo linijos. Kaimakoglu. Netaiklus pirmasis baudos metimas.
Tačiau po jos graikai akimirkai buvo susigrąžinę kamuolį savo rankas, perėmė Mindaugas Kuzminskas, dėja ir pats nesugeba jo išsaugoti savo rankose ir Graikijos rinktinė gali tęsti štai šią ataką. 8-8. Manzaris. Netaiklus Mavroidžio bandymas pasižymėti. Mavroidis buvo vienas iš tos fenomenalios šių metų Eurolygos komandos. Kalbu apie Bilbao komandą Eurolygoje, kuri surinkusi antraplanius praėjusio sezono krepšininkus, kurie rungtyniavo stipriausiuose klubuose, sugebėjo demonstruoti super solidų žaidimą. Ir Mavroidis buvo vienas iš patikimesnių Bilbao komandos krepšininkų. Be jo dar taip pat yra ir Kostas Vasiledis šių metų Graikijos rinktinėje. Labai patikimas snaiperis. Na, o pirmą kartą šios dienos rungtynėse Graikijos komandoje pasirodo 16 numeris Kavadas. Linas Kleiza. Kol kas ryškiausias krepšininkas Lietuvos rinktinės žaidime šį vakarą. Jau 5. Lino taškas. Ir 6. Kol kas neprameta Linas Kleiza. 10-8. Perimtas kamuolys. Mantas Kalnietis atsiduria arčiausiai varžovo krepšio. 2 taškai. 12-8. Kaimo Koglų. Ramos, Papa Nikolau iš toli. Pataiklus metimas, Mantas Kalnietis nusiema štai šį šokusi kamuolį. Kuzminskas, Kleiza ilgai labai prašė kamuolio, tačiau taip jo ir negavo. Tada, kada buvo situacija jam atmesti, Adas Juškevičius. Pataiklus metimas iš toli, Adas Juškevičius vakar dienos rungtynėse žaidė puikiai ir dabar ploja jam Kęstutis Kemzūra už tai šią pražangą. Nutraukiančią varžovų greitą kontrataką. Adas Juškevičius vakar 2 kartus pakilo nuo suolo ir abu 2 kartus įnešė labai daug teigiamos energijos rinktinės žaidimą. Pelnė keletą taškų, atliko keletą įspūdingų, sakykime taip, perdavimų. Ir buvo vienas geriausių komandos žaidėjų. Na tai aišku, rimta paraiška tam pačiam Kęstučiui Kemzūrai, galvojant apie krepšininkus, kuriuos dar verta pasilikti kandidatų sąraše. Bramos krašte prieš Linas Kleiza. Pražanga Adui Juškevičiui, dabar nespėjusiam. Paskui Manzarį, antroji Juškevičiaus pražanga. Atrodo, kad nesusikalbėjo akimirkai Mindaugas Kuzminskas ir Adas Juškevičius, kas kurioj pusėje turėtų stovėti štai šios Graikų atakos metu. Ir Kęstutis Kemzūra, man atrodo, dėl to ir priekaištauja dabar Adui Juškevičiui. Neapsigynusiam, taip kaip reikėjo, o Tomas Delininkaitis keičia Adą Juškevičių aikštėje. 12-9, pataiko pirmąjį baudos metimą Manzaris, pirmasis jo taškas. Šį vakarą Pirėjo Olympiakos komandoje po 2 taškus rinko štai šis krepšininkas, atstovavęs praeityje nacionalinį jaunimo rinktiniai. Ir netgi sugebėjęs porą kartų iškovoti su tomis rinktinėmis medalius. Iškiša kamuolį labai sunkiai Linas Kleiza Robertui Jevtokui, tačiau jam nepavyksta pasižymėti. Mantas Kalnietis jau po laiko išmeta kamuolį iš toli. Nesėkminga Lietuvos rinktinės ataka ir čia Kauno Žalgirio arenoje skelbiama pirmoji minutės pertraukėlė. Mes grįžtame į kontrolinės Lietuvos rinktinės rungtynės Kauno Žalgirio arenoje. Čia kol kas įpusėjus pirmajam ketvirčiui 12-10. Na, darbo šiandien abiejų komandų treneriai turi nemažai. Emocinga šiandieną Kęstutis Kemzūra, ypatingai kalbant apie tas situacijas, kada Lietuvos rinktinė ginasi, o ginasi jinai neužtikrintai. Per pirmąjį ketvirtį vėl prasileidžia varžovus arti krepšio, leidžia pelnyti taškus ir dar leidžia vėliau stoti prie baudų metimo linijos.
Bet tačiau kaip ten būtų kol kas lietuviai priekį, 12-10. Vienas skirtumas nuo rungtynių su makedonais, labai kol kas pastebimas, tai kad per pirmasis 5 minutės vos vieną tolimą metimą išmetė Lietuvos rinktinė ir tai tas metimas buvo tiesiog skubotas Manto Kalniečio. Šūvis iš toli. Vakar per pirmosius 2 kėlinius buvo labai daug metimų ir didžioji dalis jų skriejo pro šalį. O čia ir vėl baudos aikštelėje nemažos spragos. Lietuvos rinktinės gynyboje 12-12. Paulius Jankūnas nesusikalba su Mantu Kalniečiu, 4. klaida. Antanas Kavaliauskas ir Paulius Jankūnas vakar nežaidęs. Pasirodo po minutės pertraukėlės 12-12. Na ir tai, kad Linas Kleiza vis dar yra aikštėje, turbūt yra dar vienas įrodymas, kad ši rinktinė bus lipdoma aplink Liną Kleizą. Apie tai kalbėjo ir Šarūnas Jasikevičius. Georgis Printezis, netaiklus, jo tolimas metimas Antanui Kavaliauskui. Krenta kamuolys į rankas ir pražanga prieš Mantą Kalnietį, nuskubėjus į ataką. Kalis Bramos pažeidžia taisyklės. Nikas Kalatis ir Kostas Lukas. Pasirodo pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Nikas Kalatis, Teno Panathinaikos. Vienas iš krepšininkų. Bičiulis su Šarūnu Jasikevičiumi. Čia pražanga prieš Antaną Kavaliauską. Vakar Antanas Kavaliauskas atrodė blankiai rungtynėse su makedonais. Šiandieną antrasis šansas ir turbūt vėl galime suprasti Kęstutį Kemzūrą, kuris šiandien registravo visus tos jaunesnius ir naujesnius pretendentus į nacionalinę rinktinę, tam, kad dar kartelį pasižiūrėtų, kas ką gali. Antanui Kavaliauskui priekinėje linijoje, kalbant apie 5. poziciją, yra su kuo konkuruoti. Čia dabar perimtas kamuolys ir Antanas Kavaliauskas nesugeba įdėti iš viršaus. Apmaudi situacija. Rezultatas lieka nepakitęs. 13-12. Nikas Kalatis arčiau krepšio ir čia klysta. Perduodamas kamuolį, Papa Nikolau nebesugeba jo ištraukti. Iš užgalinės linijos krenta kamuolys. Mantas Kalnietis rengia dar vieną Lietuvos rinktinės ataką. Arčiau Linui Kleizai. Čia pat Paulius Jankūnas. Tomas Dilininkaitis ieško laisvą Lino Kleizos. Kleiza prieš Papa Nikolau. Dilininkaičiui. Ir gaila. Kamuolys iškrinta iš krepšio. Printezis prieš Paulių Jankūną. Pražanga Pauliui Jankūnui. 31 numeris Paulius Jankūnas pasižengė pirmąjį kartą. Du keitimai Lietuvos rinktinėje. Aikštelėje baudos metimai. Nemažai pražangų per pirmąjį ketvirtį, kuris, sakyčiau, užsitęsia. Kol kas dažnai stoja prie baudų metimo linijos abiejų komandų krepšininkai. Graikai jau 11 kartą atakuoja nuo baudų metimo linijos, kol kas daro pakankamai neblogai. Georgis Printezis išveda Graikijos rinktinę į priekį. 14-13. Paulius Jankūnas Davidui Dulkiui, kuris pasirodo aikštelėje kartu su Adu Juškevičiumi. Davidas Dulkis vakar neišnaudojo savo visų galimybių. Šiandien teko kalbėti su Lietuvos rinktinės nariais. Čia Antanas Kavaliauskas gudriai sužaidžia puolime. Tai kalbėdami apie Davidą Dulkį sakė taip, kad treniruotėse Davidas Dulkis atrodo iš tikrųjų puikiai. Turi tą sprogstamąją jėgą, praktiškai neprameta treniruočių metu mesdamas iš toli. Būtent snaiperiški sugebėjimai ir yra pagrindinis Dulkio ginklas, turbūt dėl ko ir sulaukė Lietuvos rinktinės susidomėjimo. Tačiau vakar
jam kaip ir daugeliu Lietuvos rinktinės krepšininkų tiesiog neatsirišo krepšys. Adas Juškevičius dabar vadovauja komandos puolimui. Delininkaitis, daug erdvės. Tačiau nusprendžia štai tokią atakos tęsinį priimti Tomas Delininkaitis. Jo prasiveržimas po krepšiu ir 2 taškai. 17-14. Na, o vietoj Papanikolau pirmą kartą šios zonos rungtynėse pasirodo Kostas Vasiliadis. Labai emocingas krepšininkas, visuomet įneša energijos į komandos žaidimą. Praėjusiais metais tose paskutinėse abiems komandoms rungtynėse Europos krepšinio čempionų surinko Vasiliadis. Rezultatyvumu nusileidęs tik tai Niklui Kalačiui ir Kostui Kufui. Beje, Kosto Kufo ir Sofoklijos Korseničio nėra nacionalinėje Graikijos rinktinėje. Labai rimta parama būtų, jeigu čia daug aukštaūgių žaistų. Tačiau tiek vienas, tiek kitas šiuo metu gydosi traumas ir teko kalbėti su Graikijos žurnalistais, kad net jeigu ir Graikijos komanda patektų į olimpinės žaidynes, Graikijoje manoma, kad abudu šie aukštaūgiai nežais. Adas Juškevičius. Na, kol kas skylėta ir Graikijos rinktinės gynyba, nebe pirmą kartą laisvi atakuoja Lietuvos rinktinės krepšininkai. Adas Juškevičius pelno pirmosius taškus šį vakarą ir Lietuvos rinktinės persvara 20-15. Pražanga Antanui Kavaliauskui, tačiau bet šį kartą galima pasiguosti bent jau tuom, kad nėra taškų. Kavada stoja prie baudų metimo linijos. Netaiklus Kavada pirmasis baudos metimas. Čia buvo baudų pataikymas. Adas Juškevičius dar kartelį drąsiai atakuoja iš toli. Netaiklus metimas ir Antanas Kavaliauskas. Šiandien visai kitoks žvilgsnis į Antaną Kavaliauską. Atkovotas kamuolys, taškų nėra, tačiau 2 baudų metimai. Prasidėjus paskutiniai pirmojo ketvirčio minutei. Ir abi 2 baudas pataiko. Praėjusią sezoną Rygos VEF komandai rungtyniavęs Antanas Kavaliauskas. Kostas Vasiliadis labai trumpai pabūna aikštėje, kartu su Vasiliu Kavadu sėdasi ant suolo. Dulkis. Išmušamas, dabar numušamas kamuolys. Dar norėtų, kad jį grąžintų Graikijos rinktinėje Kostas Lukas, tačiau jis atiteks Lietuvos rinktinėje, kuri galės pratęsti savo ataką po štai šios minutės pertraukėlės. Štai taip atrodo pirmojo ketvirčio rezultatas švieslentė. Dar iki pabaigos lieka 48 sekundės. Lietuvos rinktinė priekyje kol kas. Rezultatyviausi Lietuvos rinktinės krepšininkai: Linas Kleiza 6 taškai. Antanas Kavaliauskas yra pridėjęs 5 taškus, Robertas Jeftokas 4. Graikijos pusė apie rezultatyviausius krepšininkus kalbėti sunku, tačiau ten žmonių pelniusių apskritai taškų šį vakarą yra gerokai daugiau. Adas Juškevičius, netiklus jo perdavimas, tiksliau Mavroidis sugebėjo atspėti štai šį sumanymą ir numušti kamuolį už galinės linijos. Lietuvos rinktinė spėjo suklysti jau 4 kartus pirmajame kėlinyje, tačiau graikai padarė jau 7 klaidas. Tomas Delininkaitis, Juano Karloso Navaro stiliumi
Viena ranka pelno 2 taškus, 24-16. Kaskalatis Georgiui Printezui, šis prieš Paulių Jankūną. Vieną kartą jau įveikė Pauliaus gynybą ir tai padaro antrą kartą iš eilės. Georgis Printezis vėl likdamas prieš Paulių Jankūną. Kol kas 1-1 įveikinėja Pauliaus gynybą Printezis, 24-18. Adas Juškevičius, 2 sekundės. Deividas Dulkys iš toli, net tikslus metimas baigiantis pirmojo kėlinio laikui. Ir po pirmųjų 10 minučių 24-18 priekyje Lietuvos rinktinė. Transliaciją pristato